o kryžkelėje augo pušis. Sustojo broliai ir kalbasi, kad mes josim abu drauge, tai nieko gero nesužinosim. Jokim vienas vienu, kitas kitu keliu. Taip susitarė, įkišo į pušį abu po peilį ir sukalbėjo, kad ras pirma sugrįš į tą vietą, tuoj pažiūrės vienas kito peilį. Jeigu katro peilis bus surudėjęs, tai tas bus jau miręs. Paskui atsisveikino abu ir nujojo. Vyresnis į dešinę, o jaunesnis į kairę. Vyresnis bejodamas sutiko kiškį ir norėjo šauti, bet kiškis prašneko, nešauk manęs, kaip tau atsitiks kokia nelaimė, aš tau padėsiu. Bernaitis dovanojo kiškiui gyvastį, užtat kiškelis dabar sekė paskui jį. Toliau jodamas sutiko vilką. Norėjo